Elio. Žinau, kad pati kelionė buvo prieš kurį laiką, tačiau pakeliaukime kartu į Kopenhagą. Su drauge į Kopenhagą skridome iš Kauno oro uosto, atvažiavome šiek tiek per anksti, tad teko šiek tiek palaukti pačią lėktuvo ir skrydžio, tačiau jisai nevėlavo, įsėdome į lėktuvą ir pradėjome skristi link Kopenhagos. Nusileidome Kopenhagoje jau pavakariais, beveik vakare, tad kol pasiekėme viešbutį, jau ir sutemo. Kiek dar turėjome laiko, šiek tiek išėjome pasivaikščioti, užmatėme labai gražią kalėdinių žaisliukų parduotuvę, labai jaukiai ir šventiškai atrodė, tuo metu dar buvo visas tas kalėdinis laikotarpis ir užsukome pavakarieniauti. Čia jau normaliai skaitau kaip pirmą dieną, nes kelionės dienos neskaičiavau. Tai čia toks vaizdelis pro mūsų viešbučio langą, gyvenome netoli degalinės. Ir vėliau susikrovusios daiktus išėjome pasivaikščioti. Teko su metro važiuoti iki miesto centro. Šiaip metro tikrai gražus ir švarus ir tikrai tvarkingi. Sužinojome, kad metro įkurtas 24 metais, vėliau išlipusios, pasiėmėm Starbuckso kavos ir pradėjom savo pasivaikščiojimų kelionę. Nuėjome tikrai nemažai, dar pasiėmiau tokį saldainį, kur galvojau, kad bus skanus, bet iš tikrųjų tikrai jisai nebuvo skanus, jisai buvo su druska ir ten tas surus anyžinis saldainis, tai nelabai patiko. Radome rotušę, kuri buvo nemokama įėjimui ir turėtų tokių nemokamų praėjimų vietų, tikrai labai gražus pastatas ir pats vidus nuostabus ir daug visokių gražių architektūrinių sprendimų ir labai gražių išpaišytų vietų. Turi ir savo biblioteką. O čia Andersonas, kuris žiūri į Tivoli parką. Ir kaipgi be Tiger parduotuvės, aišku, teko ir ją užsukti. Taip pat radome komiksų knygyną, kur daug visokių įvairiausių komiksų, taip pat realiai per daug aukštus komiksai yra. Antrame aukšte galbūt šiek tiek tokie senesni modeliai, kas kolekcionuoja labiau juos ir yra tokių vienetinių labai, o nulinėme aukšte buvo Hario Poterio aukštas, kur vien tik Hario Poterio. Tik tai taip pat užsukame ir visokias žaislų parduotuvėles. Ir radome Lindt šokolado parduotuvę, aišku, nepigi, bet ten tikrai daug įvairiausių skonių. Taip pat buvome ir prie tų ikoniškų namelių, kuriuos galime Danijoje pamatyti. Viskas labai kalėdiškai papuošta, nes ir visas kalėdinis laikotarpis tuo metu buvo.
katedra. Tokia, kaip pasakyčiau, gana paprasta iš vienos pusės, bet ir iš kitos jinai visai graži, tikrai labai graži. O čia jau miesto uosto pusė, sakyčiau netgi, labiau tas industrinis rajonas. Netoliese radome ir bažnyčią, kiek labiau paėjus. Deja, ją įeiti negalėjome, jinai buvo užrakinta, bet iš išorės tai labai puikiai atrodė ir šiek tiek nejaukiai. Taip pat ir nuėjome prie garsiosios vandenėlės. Čia vis dar žaislų parduotuvė, kuri turėjo labai įdomų 2 aukštų, taip pat buvo ir turėjo labai įdomų oro balioną. O čia Lego parduotuvė, kur tiesiog visa parduotuvė vien tik Lego rinkiniai. Taip pat gali ir savo rinkinį susidaryti, kokį tik tais nori. Ir yra tikrai nemažai iš Lego pastatyti visokių skulptūrų, pastatų. Taip pat užsukome į iliuzijų muziejų. Tikrai buvo įdomus ir interaktyvus muziejus. Tikrai įvairiausių pojūčių buvo galima pamatyti, pajusti. Šis muziejus tikrai vietomis sužaidė su mūsų protais. Čia šiek tiek užkanduko azijietiškų ir prieiname prie antros dienos. Čia jau šiek tiek jau suskaudusiom kojom ėjome į Kopenhagos miesto istorinį muziejų, kur sužinojome tikrai daug visokių įdomybių apie pačią miesto istoriją. Šis muziejus tikrai yra gan interaktyvus, buvo galima ir paklausyti visokių istorijų ir pamatyti visko. Ir ten pasakoja pačią miesto istoriją, nuo to, kaip jisai susikūrė, nuo pačių vikingų laikų, per visus marus, gaisrus, kurių buvo ne vienas. Ir buvo galima paklausyti toks kaip ir interaktyvus, tai per telefoną irgi suskambini numerius ir klausais istorijų. Tai tikrai toks įdomus muziejus. Ir tęsime kelionę toliau. Taip pat užsukome ir į miesto biblioteką. Ir taip, moderni, bet nepasakyčiau, kad paliko labai gilų įspūdį kažkokį. Jau antra diena buvo labiau saulėta, mažiau lietinga. Ir saulutės pamatėme, nes pirmą dieną gan nemažai lyjo. Ir kaipgi be meno muziejų.
atsisukame į tokį muziejų, kur nemažai visokių skulptūrų buvo ir kai kurios tikrai ir įdomesnės buvo, kaip pavyzdžiui, iš radiatorių skulptūra. Taip pat pasivaikščiojame ir po parkelę, užmatėme tokią visai įdomią pilį. Ir kaipgi be antyčių, kurias taip norėjusi paglostyti. Ir po to kitą dieną sėdome į metro ir keliavome į oro uostą. Tai realiai gavosi 4 dienos, 2 kelionės, 2 pamatyti. Ir Kopenhaga tikrai sudarė tą nuostabų įspūdį. Nors galbūt oras ten buvo pats puikiausias, bet miestas tikrai pats patiko ir paliko gerą ir nuostabų įspūdį, kur norėtųsi gal netgi ir antrą kartą nukeliauti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.